GIMK yra mokymai skirti būsimiesiems globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams. Ir po raidėmis GIMK slepiasi globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas. Tai yra Lietuvoje patvirtinta ir vieninga būsimųjų įtėvių ir globėjų rengimo programa. Tai reiškia, kad visoje Lietuvoje kiekviena šeima, kuri nori globoti arba įvaikinti, turi praeiti šios mokymus ir jie visoje Lietuvoje yra vienodi. Po mokymų jūs gausite pažymėjimą apie GIMK mokymų baigimą ir kartu gausite vertinimą dėl jūsų šeimos pasirengimo priimti tėvų globos netekusi vaiką, globai arba įvaikinimui. GIMK mokymai susideda iš 7 temų. Ir įprastai vienai temai yra skiriama 1 savaitė, 1 susitikimas per savaitę. Įprastai GIMK mokymai vyksta darbo dienų vakarais nuo 6 iki 9 valandos vakaro. Žmonės, kurie nori priimti vaikus į šeimą, susipažįsta su tokiais dalykais kaip globos ir įvaikinimo sistema Lietuvoje. Taip pat kalba apie tai, kaip kalbėti su vaiku, apie jo kilmę, apie jo biologinę šeimą. Keliam klausimą, ar sakyti įvaikintam vaikui apie tai, kad jis yra įvaikintas, ir mokymų metu vaidinam situacijas, kaip pasakytumėm vaikui, kai jam yra 3, 7 ar 14 metų. Taip pat mokymų metu yra kalbama apie prieraišumą, kaip jis formuojasi, kaip padėti vaikui prisirišti prie globėjų ar įtėvių ir kaip globėjai gali padėti vaikui didinti, skatinti tą prieraišumą. Taip pat kalbama apie netektis, nes globoje ar įvaikinime ta netekčių tema yra tokia gana svarbi ir paliečia kiekvieną vaiką. Taip pat yra kalbama apie raidos sunkumus, yra kalbama apie vaikų auklėjimą, apie psichologinės traumas ir kaip padėti vaikams jas išgyventi ir būti su jomis. Ir taip pat kalbama apie tai, kaip šeima ar asmuo gali pasiruošti globai arba įvaikinimui. Mokymams įpusėjus ar persiritus į antrą pusę, kiekviena šeima turi bent 2 individualius susitikimus su mokymų lektoriais, kurių metu išsamiai aptaria šeimos arba asmens pasirengimą priimti vaiką į šeimą. Ir pereinam per 5 gebėjimus, kuriuos GIMK programa vertina. Ir taip pat bent vienas iš tų susitikimų įvyksta šeimos namuose. Po lovom dulkių netikrinam ir į spinteles nelendam. Tiesiog pasižiūrim, kaip atrodo šeimos namai ir pasižiūrim į erdvę, kuri bus skirta vaikui. Mokymai nėra skirti tam, kad mes išmokytumėm jūs auklėti vaikus. Mes tikime, kad jūs jau ateinate į mokymus turėdami žinių ir gebėjimų vaikus auklėti. Tik tai norim padėti suprasti, kad auginant globojamą arba įvaikintą vaiką, jūs naudosit tuos auklėjimo metodus, kuriuos turit, ir dažnai globojamo ir įvaikinto vaiko auginimas yra panašus į savo vaiko auginimą, bet yra tam tikrų niuansų, kuriuos svarbu žinoti ir suprasti, nes tai padeda suprasti vaiko elgesį, suprasti jo savijautą. Tai va, į tuos dalykus mokymai ir akcentuojami. Būsimaisiais įtėviais dažnai nori tapti šeimos maždaug nuo 30 iki 45 metų amžiaus. Tuo tarpu vaikus globoti nori įvairaus amžiaus žmonės, tiek jauni, tiek tie, kurie jau yra užauginę savo vaikus, bet dar jaučia, kad turi noro, šilumos, rūpesčio pasirūpinti dar vienu vaiku ir jam padėti. Globėjais gali būti žmonės nuo 21 iki 65 metų amžiaus. Mokymai yra paremti tokiu patyriminiu dalyku, atliekamos įvairios užduotis, pratybos, vaidinimai, situacijos aptariamos, žiūrimi filmai, jie aptariami po to. Ir labai mokymai eina per tokią asmeninę patirtį, per diskusiją, ir dažnai žmonės po 2, 3 susitikimo sako, kad mokymai pradeda keisti jų požiūrį, keičia jų ankstesnį įsivaizdavimą arba nuomonę ir suteikia daugiau žinių ir platesnį matymą, kaip gali būti arba kodėl tai yra svarbu, arba
atkreipia dėmesį į dalykus, apie kuriuos tas žmogus anksčiau nepagalvoja. Ir dažniausiai paskutinio susitikimo metu šeimos teikdamos grįžtamą į ryšį apie tai, kaip jiems buvosi mokymų metu ir su kokia emocija ar mintimi jos išeina, tai dažnai žmonės būna labai dėkingi už tai, kad turėjo galimybę tos mokymus praeiti ir dalinasi, kad rekomenduotų GIMK mokymus net ir tiems, kurie augina savo vaikus. Taip, mokymus pabaigę žmonės tikrai jaučiasi tvirčiau ir ne tik įsivertina patys, kad jie yra pasiruošę, bet ir mokymų vadovai taip pat atlieka vertinimą dėl šeimos pasirengimo globoti arba įvaikinti. Ir dažnai per laukimo laikotarpį, kuomet šeima laukia pasiūlymų įvaikinti arba globoti ir kuomet priima vaiką į savo šeimą, tai įprastai pirmosiomis savaitėmis arba mėnesiais būna tas toksai laikas, kuomet šeimos sugrįžta pas mus ir sako, oi, nebežinau, ką čia daryti, kodėl mano vaikas taip elgiasi. Ir tuomet mes sugrįžtam prie mokymų programos ir pasikartojam tai, ką išmokom per mokymus ir kartu labai skatinam žmonės tęsti mokymosi procesą ir ateiti į tęstinius GIMK mokymus, kuriuose yra gilinamos žinios ir yra daugiau temų, kurių nėra pagrindinėje GIMK mokymų programoje. Į tęstinius mokymus šeimas kviečiam bent 2 kartus per metus ir globos centruose organizuojam arba tas mokymų dalis, kurios aktualios yra šeimoms, ką girdime iš šeimų ir stengiamės tada atliepti tą poreikį, pavyzdžiui, organizuoti mokymus apie vaikų auklėjimo sunkumus ir iššūkius arba organizuoja mokymus apie vaikų savivertės stiprinimą. Tai tikrai kviečiam atnaujinti žinias apie vaikų globą, nes šeimos gyvendamos kartu su vaikais susiduria su įvairiom situacijom. Ir kartais tikrai būna sunku suprasti, kodėl vaikas elgiasi vienaip arba kitaip, arba kaip padėti savo vaikui išgyventi sudėtingas situacijas. Tai kviečiam į tęstinius GIMK mokymus atšviežinti žinias, nes kaip žinia ir žinios pelija. Tai Vilniaus mieste mokymai organizuojami 5 Vilniaus miesto globos centruose ir maždaug kiekvieną mėnesį prasideda vis nauja mokymų grupė. Tai pateikę prašymą tapti globėjais arba įtėviais, maždaug per mėnesį pateksit į naują mokymų grupę ir pradėsit mokymus. Mokymai truks 7 savaitės, po jų gausite vertinimą dėl pasirengimo globoti arba įvaikinti. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad tas vertinimas jisai gali būti teigiamas arba neigiamas. Visiška dauguma šeimų gauna teigiamą vertinimą dėl pasirengimo globoti, tačiau dalis šeimų visgi sulaukia ir neigiamo vertinimo. Tai reiškia, kad mokymų vadovai arba ir pati šeima tuo metu dar nėra tinkamai pasiruošę priimti vaiko į savo šeimą. Ir GIMK išvadoje, tame vertinimo dokumente, mokymų vadovai visada nurodo rekomendacijas, ką asmuo arba šeima turi padaryti tam, kad sugrįžę kitą kartą galėtų gauti teigiamą vertinimą. Kelias į globą arba įvaikinimą prasideda poliklinikoje, nes yra reikalinga gauti tam tikrus dokumentus, kurie bus reikalingi pridėti prie prašymo globoti arba įvaikinti. Su prašymu globoti arba įvaikinti turėtumėte kreiptis į Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrių ir kartu su prašymu pateikti medicininę pažymą apie tai, kad jūs turite galimybę globoti arba įvaikinti, taip pat pateikti kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų sutikimą, kad jūs taptumėt globėjų arba įtėviu. Mokymai yra visiškai nemokami, juos finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Aš kviečiu kiekvieną pagalvoti apie tai, ar jūs galėtumėt priimti į savo šeimą tėvų globos netekusi vaiką. Ir jeigu turit tokį norą, pasvarstymą, o gal abejonę, ar jūsų šeimai tai tiktų, siūlau ateiti į GIMK mokymus ir pabandyti atsistoti į globėjo ar įtėvio batus ir pasimatuoti. Galbūt jūs atrasit, kad jūsų šeima turi noro, motyvacijos ir galimybę padėti tėvų globos netekusiam vaikui.